šiandien turiu 2 uždavinius, kuriais noriu pasidalinti. Tai yra vertinimas ne tai, kad vien per duomenis, bet vertinimas iš procesų pusės, kaip kas vyksta ir kokią tai daro įtaką galutiniam rezultatui. Tai pirmas tai yra kaip įrankis infekcijos plitimo stabdymui. Tai turim dabar tokį įprastą procesą turbūt, kad žmogui susirgus, nesvarbu skiepytas, neskiepytas, jisai kelias dienas nejaučia simptomų, tai yra tas ikisimptominis vadinamas periodas, bet jau platina infekciją per kontaktus. Toliau jaučia peršalimo simptomus, tai yra klausimas, man čia yra COVID-as, nėra COVID-o, reikia tirtis, nereikia tirtis. Ir pajutęs jau, kad tikrai dingo kvapas ir skonis, kas turbūt toksai stipriausias, tada tik tai jau registruojasi PGR testui, nusprendžia savizoliavęs, aš šį stiklainį specialiai padėjau, kad jisai tik tai tada nutraukė kontaktus su išoriniais žmonėm. Ir turim tokias pasekmes, kad po registracijos PGR pridavimas eina 2-4 dienos, tada dar diena atsakymas, ir kontakto atsekimas ten netgi iki tokių kuriozų daeina, kad likus paskutiniai dienai iki savizoliacijos pabaigos gaunama žinutė, kad jau nustokit rytoj savizoliuotis. Tai ką mes turim kaip pasekmę, tai mes turim kiekvieną dieną plintantį kontaktų skaičių, kuris iš principo platina infekciją ir visa tai yra susiję būtent su tokiu ilgu procesu, kurio niekas nematuoja. Vienintelis, ką matuoja tikrai, kiek žinau, tai po mėginėlio paėmimo iki teigiamo atsakymo, ar per 24 valandas spėja ar ne. Bet jeigu mes pasiekoju turim, kad ta prasme netgi taip, kad visi kontaktai, kurie iš tikrųjų užsikrėtė ir pradėjo justi simptomus, jie patys jau savaime izoliuoja, net nelaukdami, kol jiem NVSC paskambins. Tai čia turiu labai realią situaciją iš vieno savo darbuotojo, tai jisai 16 dieną registravosi, testas 19 dieną, 20 dieną turim atsakymą. Tai yra realūs duomenys, ne iš galvoti ir jie parodo situacijos absurdą. Dabar norint iš principo užkardyti pačią infekciją, tai iš tikrųjų turėtų būti tikslas toksai, kad kaip padaryti taip, kad simptominius mes testuojam aukščiausių prioritetų ir per 12 valandų sužinom rezultatą. Iš to sektų, kad mes jų turim srautą aptarnauti ir tada kažkurios reikia ne testuoti. Šiandien dienai testuojami yra ikisimptominiai, besimptomiai ir sveiki žmonės. Jeigu pasižiūrėt statistiką, tai mes turim taip, kad profilaktinių testavimų turim didžiausią kiekį, tiek vienetais, tiek procentais, tačiau teigiamų atsakymų didžiausią kiekį mes turim iš simptominių. Tai čia paprasčiausiai yra klausimas, ar negalim profilaktinius paprasčiausiai aukoti vien dėl to, kad sutrumpinti terminą simptominiam ir tuo pačiu tada gauti rezultatą mažiau kontaktų. Tai kaip ir vienas iš dalykų, ką turėtų sveikatos ministerija daryti, tai yra matuoti procesą nuo registravimo iki testo rezultato, per kiek laiko tas įvyksta, ir nuo testo rezultato iki kontakto atsekimo, kas irgi turėtų būti, nes jeigu mes turim iki simptominį 3-4 dienas, tai iš principo per 3-4 dienas nuo registracijos neatsekus kontaktų yra klausimas, ar jos verta atsekinėti, nes tas, kas užsikrėtė ir taip jau papuola, turi simptomus ir savizoliuojasi. Tai vienas iš tų vadybinių problemų yra toks, kad sveikatos ministerija, kiek aš supratau iš visos komunikacijos, iš principo neturi tokio proceso, kad vertintų, mes spėjame laiką, nespėjame laiką, kokios priežastys lemia ir kaip tą procesą gerinti. Tai vienas iš elementų turėtų būti, kad kiekvieną dieną, 9:00 kaip pavyzdys, įvertinama, kiek procentų simptominių mes nespėjom per 12 valandų ištestuoti ir jeigu nespėjom daugiau kaip 10%, jungti procesą, kad surasti priežastis, kas lemia, ar ten pajėgumų reikia, ar kaip tik tada kažkokiu tai testavimo atsisakyti ir taip ratą sukti tol, kol pasiekėm tikslą. Ką iš to gautume? Tai iš to gautume, kad iš karto dalis kontaktų mažėja,
ir mes turim gerėjančią situaciją ir aišku būtų klausimas, o kaip dar stipriau sutrumpinti terminą, kad kuo greičiau žmonės prisiduotų. Tai jeigu taip žiūrėti, tai viena iš problemų yra, kad žmogus šiandien dieną, ypač turintis galimybių pasą, jisai vengia prisiduoti, kad serga, nes jeigu prisiduos, tada turės izoliuotis jo šeimos nariai, gal darbovietėje dar sukurs kažkokių nepatogumų ir panašių dalykų, ir jie tada laukia iki paskutinio momento, kol jau negali kentėti, kad jau reikia važiuoti į ligoninę, ir automatiškai, aišku, iš karto į reanimacijos skyrių. Tai vienas iš variantų, kas galėtų būti, tai paskatinti žmonės kiek įmanoma anksčiau pajutus simptomus, prisiduoti, nuvažiuoti, atlikti testą ir išsiaiškinti, jisai turi infekciją COVID ar paprasčiausiai peršalimas. Tai tam, kad tai pasiekti, įmonėse paprastai naudojama tokia taktika, kad to, ko mes norim, mokėkim daugiau. Tai kaip pavyzdys, mokant 100%, jeigu tau buvo nustatytas COVID-as nuo pirmos dienos, kai tu registravaisi testui, žmonės būtų paskatinti greičiau prisiduoti, ar jie COVID-us serga ar ne, ir automatiškai užkirstume kelią infekcijos plitimui. Šiandien dienai esama tvarka, kad gauna mažesnį išmoką ligos atveju, negu kad uždirbtų, o realiai dar ir vaistai kainuoja, tai veikia priešingai, kad žmonės jūsdami simptomus, jie eina į darbą ir platina toliau. Ir turiu atvejų, kur vienoje įmonėje būtent paskiepytas jį praleido temperatūros matavimo įrenginys, atidarė vartelius, nors jisai ten ir čiaudė ir kosėjo, ir jisai kolegų tarpe pasėjo per vieną dieną. Tie kolegos skiepyti vėl toks vės, kad skiepai daugiau prislopina simptomus, užkrečiamumo velnias žino ar sumažina. Ir gavosi, kad tie žmonės sekančią dieną vėl praėjo vartelius sėkmingai ir visam skyriui išplėtė infekciją. Tai tas toksai paskatinimas, kad žmogus, jeigu užsikrėtė ir jauti simptomus pradžiai silpnus, kad tu kuo greičiau važiuok pasidaryk testą ir valstybė garantuoja per 12 valandų tai padaryti, o nelaukti 3-4 dienas, jisai iš principo suveiktų labai stipriai kardomoji priemonė ir mes turėtume ženkliai mažesnį kontaktų skaičių ir automatiškai žymiai mažiau atvejų, mažiau mirčių ir panašiai. Taip, tai yra vienas pavyzdys, kuris parodo, kaip nevertinant vadybinių sprendimų, mes turim infekcijos plitimo pasekmes ir čia tikrai nieko bendro neturi su skiepais ar reanimacijų apkrovimais. Reanimacijų apkrovimų įtakoja būtent pačių procesų nevaldymas. Ir sekantis yra pačio skiepijimo proceso valdymas. Turbūt jau žiniasklaidai buvo, kiek ten tų pinigų išplatino reklamai, bet turim mes tokią labai įdomią statistiką. Jinai paimta 9 mėnesio 23 dienai, atmesta viskas, kas galėjo skieptis vienu skiepu, tai yra Janssen vakcinos, ir palikta tik tai tie, kas gavo vieną skiepą, o antro taip ir neatėjo pasiimti. Tai mes turim, ten dalį, kaip ir man paaiškino, kad dalis buvo persirgę ir dėl to antro skiepo, pagal procedūrą negavo, bet mes turim 45,5 tūkstančio žmonių, kurie pirmą skiepą pasiėmė, o paskui taip ir dingo. Ir niekas apie juos nieko nežino. Ir tai nėra paskutinių mėnesių, tai išsimėto visuose metuose. Ir turim nemažai poliklinikų, kurios, ta prasme, čia top dalis tik tai, kurios, ta prasme, labai aktyviai padalino po pirmą skiepą, o antro taip ir nepasirūpino. Tai vėlgi rodo, kad sveikatos ministerija daugiau galvoja tik tai apie skaičių, bet ne apie procesus ir kaip užtikrinti, kad tas procesas įvyktų iki galo. Ir natūraliai kyla klausimas, o kas su tais 48 tūkstančiais įvyko, galbūt jie ir turėjo tas šalutinius poveikius, apie kuriuos niekas neinformavo, bet jie jau bijo ateiti antro skiepo. Ir automatiškai jie tada ne tik, kad neinformavo valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, bet dar šalia ir atkalbėjo 10 ar 20 kaimynų, nes, kaip sako, tokių koeficientų sklinda blogos naujienos ir rezultate turim tą, ką turim su skiepijimo programa.
Taip. Tai kaip ir iš prezentacijos baigiau viską, dabar turbūt galbūt klausimų laukiu. Ačiū labai gerbiamas Andriu už tokį puikų pristatymą ir tą progą norėčiau jūsų paklausti, ar teikėte savo šias įžvalgas ministerijai ir jeigu ne, gal galime būti tarpininkais ir perduoti šią svarbią informaciją? Abi šios temos buvo jau pateiktos, turbūt prieš 1,5 savaitės, tik tai, kaip mes neturim grįžtamo ryšio, o kas su ta informacija buvo padaryta. Dėl to aš jums ir siūlau, kad mes turime tas išskirtinės sąlygas. Paprastai gauname atsakymus. Tai galima būtų prasiųsti pilnus sąrašus ir bandyti gauti informaciją, kas su tais 45 000 nutiko. Ačiū labai. Iš principo dabar bando valdyti situaciją medikai. Taip, bet medikai tikrai neturi vadybinių įgūdžių. O šitos visos problemos, ką aš parodžiau, yra grinai vadybinės. Yra klausimas, ar ministerijoje yra žmonių, kurie geba kurti naujus procesus, nes jie tikrai turi būti sukurti nauji, senais, būtent netipiniai naujai situacijai mes negalim vadovautis. Tai dėl to pas mane buvo ir vaistų kontrolės tarnybai klausimas, ar jie nenori peržiūrėti savo procesus ir kitaip vertinti galima šalutinės pasekmes. Tai mes šiandien turim turbūt tokią situaciją, ką turim pripažinti, kad iš ministro mes tikrai negalim nieko tikėtis, nes jisai irgi procesų nekuria. O kas sveikatos ministerijoje sėdi ir kiek ten turi žmonių vadybinių gebėjimų, yra klaustukas jau tada. Ačiū labai.